Gerą dieną. Tai kadangi vakar turėjom daug labai lietaus, tai šiandien dasibaigiam traktorių. Jau važiuoja, vakar išardint, šiandien surinkom. Vežu nuvešiu teliukam šieno ruloną. Dar telyčiam suveršiu, pastatysiu ruloną, nes yra paplėšytų baltų. Ir tada planuojam važiuoti atsivežti jau medieną pašiūrį. Tai va, ūkį jau visi rulonai suvežti. Šieno rulonai sukrauti sandėliai per 2 daržinės. Visuma gavosi kažkas apie 140 rulonų šieno ir apie 800 baltų. Kaip ir mažokai. Dar tas atolas yra, bet labai tinkisi jį šienauti. Tai nežinau, kaip čia bus, galimai ir nešienausiu. O jeigu nebus ką veikti, tai gal ir nušienausiu. Taip ir bus. Pagyvensim, pamatysim. Važiuojam dabar iki teliukų, pastatysim šieną. Ten irgi visur purvas, mauras ir taip toliau. Tai gaila, traktorių purvint, bet ką padarysi. Nu va, šiokie tokie darbeliai nudirbti. Tai pasikračiau šiaudų pastelį veršiokus. Pašėriau šienų, dabar va, užpakaliai laimingi, uodegos tik siubuoja. Ėda šienuką. Jo, vasaros vidury eina ir šienas, ir rulonai, ir viskas naudojasi. Bet kitaip nebus ūkė. Karvės tai net neįsivaizduoju kur. Gali būti ten toli, prie miško. Nuėjusios karvėm tai gerai. Dabar atitverta visas ganyklas. Jos ganosi kur nori, eina kur nori. Tai šitoj vietoj palengvėjimą šert nereikia. Teliukai, oi, ten mano laidas atidarytas. Reikia eiti, žiūrėti, kad nepabėgtų. Tai čia galiu sakyti, kad man jau pasisekė, ne? Nu, ačiū, kad jūs tokie geri. Kad man nepridarėt papildomai rūpesčių. Nes čia jums pabėgti tai nėra ką dabar buvo. Ne, gulit savo saulytį. Viršiokai reikalauja miltų. Ką, važiuojam pas telyčias. Važiuojam, atsivešiu medį, tėtis šiek tiek anksčiau išvažiavo su traktorium. Aš dabar važiuoju, pasivysiu jį, tik tai dar vakar po to lietaus drėgmės turbūt tauranas skydelis nuduso. Dar viena nesąmonė ant galvos. Gal koks saugiklis yra, gal dar kažkas reikės pasižiūrėti, bet nervuoja mane tas tauranas. Bet vis tiek mašina yra su ko važinėti. Pasikrovė medį.
vežam dabar namo. Nemažai čia iš tikrųjų gavosi, nes tikėjom, kad tokia krūva bus. Tiek nesunaudosim. Sunkiai ir traktorius veža. Varteliai labai siauri, tai sunku išvažiuoti. Nepritaikyta tokiai technikai. Tai va, ir kitas bairis taurano skydelis pradėjo veikti. Tik ir begai, dar kažkas, nežinau, kas čia jam buvo. Tai va, važiuojam dabar namučią. Rytoj, jeigu orai leis, turėtume gal pradėti pašiūrės statybas. Tai dabar toks smulkus darbelis, kurį reikia pasidaryti, tai būtų, reikia susipjaustyti tokias gumas. Jos tokios storos, dedam jas po brusų, kad brusas tiesiai nesijungtų su betonu ir taip greitai nesupūtų. Tai va, susipjaustysim dabar gumas. Varginantis reikalas, bet reikia pasidaryti, kad rytoj galėtume kažką pradėti. Susipjausčiau visas kaladėlės. Liks rytoj tik tai pradėti statyti brusus į viršų. Tai dar nuvažiavom kažkurią čia dieną, vakar berods nuvažiavom, nusipirkom kampų, juostų, medvaržčių, varžtų ir visokių kitų dalykų reikalingų statyboms. Dabar tik pamačiau, kad ko gero vinių nenusipirkom dar. Ir per mažai nusipirkom skardai varžtų, nes kažkaip paskaičiau, kad tik stogų, bet pamiršau dar, kad ir sienam nupirkau skardas. Tai va, dar kažkiek turėjom likučio, bet vinių reikės tikrai pirktis dar. Ką, pradžia yra. Kuolai sustatyti. Labai greitai ir lengvai gavosi. Nu, dar vienas ten statysis, bet kai jau bus gegnes. Vėliau. Tai ką, dabar susidėsim vainiką visą. Ir gegnes liks. Tai taip pagalvojom, nu čia. tą pusę pašiūrės pastatyti savaitės darbas, be betonavimo. Betonavimas daug užtrunka, kai vienas darai. O šiaip tai čia nėra ką veikti. Dabar uždėsim paletę, ant paletės mane pakels, uždedi brusą, susuki ir viskas, greitai. Tai va, kimbam į darbus. Buvo užėjęs šiek tiek lietus. Tai išvažiavom namo, nurimo lietus, grįžom atgal, bet nežinau kaip čia bus. Žiaurūs orai.
Tai va, pradėjom jau dėti gegnes, po truputį einasi ir jau matosi kažkoks vaizdas. Tai va, šiandien gal sudėsim gegnes. Taip, dabar palauk. Tai kur piešti? Čia. Čia kažkur. Nuvažiuosiu, parodysiu paskui, ką pašiūriai gerą nuveikėm. O dabar reikia važiuoti pasišerti lyčias ir nuvežti ar vandens. Rytoj nuo ryto rodo lietų iki vakaro. Tai ko gero važiuosiu namo vienai dienai. Pirmadienį vėl sugrįšiu į darbus. Šiandien karšta, atrodo ir vėjas yra, ir džiovina neblogai, nu ir ką, rytoj vėl lietus. Taip jau apjūti, liks ir nepradėti. Bet nėra ko dar iš tikrųjų panikuoti, dar visas mėnesis, tai derliui labai anksti čia viskas prasidėjo, tai tikrai dar išlauksim, bus tų orų ir viskas bus gerai. Na va, pašiūrė jau po truputį įgauna kažkokią formą. Jau matosi, kaip atrodys viskas, kol kas esu labai patenkintas. Viskas labai gražu ir gerai gaunasi, gan lengvai gaunasi, tai čia yra 2 dienos darbo. Bet ir tai paskaičiau, tai per tą dieną, per tą darbo dieną apie 5 valandas gaunasi prie pašiūrės. Tai nėra čia labai ir daug. Tai va viršui susijungia varžtas su veržlėm ir šaibom, tada medvaršiai ir dar po kelis vynus įvariau. Turėtų būti gerai, tada toj vietoj, kur eina brusas, dar eis skersinis, atrama tokia ir čia dar skersinė eis. Ir tada šitus daiktus susidėsim visus, čia dar vieną brusą reiks įsidėti. Ir tada lipsim į viršų. Lipsim į viršų, dėsim lentas, suksim skardą. Arba gulsim. Kai bus, tai bus, nežinau dar. Lygtais rodo, kitą savaitę jau kažką geriau, bet kaip ten bus, tai nieks dabar negali pasakyti. Tikiuosi, kad pavyks pagaliau jau išvažiuoti tuos laukus. Tiek karvėm irgi reikia grūdų, dabar vieną avižom. Tai nieko gero iš tų avižų vieną. Šitos pusės irgi gražiai atrodo. Kitais metais dar vieną. Ir jau kažkiek bus vietos gyvuliam. Iš viso tokių, ko gero, 3 reiktų. Gal net ir 4. Pagal mano ateities planus.
Bet čia tie planai tai gali dar greit ir pasikeisti. Tai va, noriu nemažai tų mėsinių laikyti, bet daug darbo reikia įdėti, kad tai padaryti. Būtent savo rankų darbo. Tokio kaip pastatyti pašiūrės. Technikos reikia našesnės viskam. Sunkus reikalai. O čia viršiokai augina masę, rinkdami obuolius. Dar mūrui stengiuosi kiekvieną dieną atvežti, kad būtų stipresnis ir darbuotųsi geriau su mergom. Mergos dabar nemato, bet jeigu pamato, tai bando atimti dažniausiai. Ką, atsivežiam vandens, reikia įsipilti. Geria, kažkaip vieną dieną tiek, kitą dieną tiek. Ir kartais atvažiuoju tuščią. Kartais atvažiuoju nieko neišgerti. Tai įdomiai labai. Vanduo bėga žulės, tai nu ką, žinau, vietom tai čia yra čia jos, nežinau, ar čia reikia šerti. Nu, tegul dar paėda. Ta ruloną vis tiek yra gal kokių 10-15 ruloną suplėšytų. Tai tegul ėda. Mūras, mačiau, jau darbuojasi. Šokinėja ant karvių. Kanda čia tave musės, taip. Kanda. Gražus viršiokas. Raumenis šviečia. Tai mūrą pasirinkau būtent iš šito, kaip pasakyti, pardavėjo, iš kurio pirkau, nes jo labai ilgos kojos. Tai jisai pasiekė ir pieninės karvės. Tai mūrai nepabaigiai. Alio! Susidėjom visas skersinius, dar taip piksus padarėm, susirišom. Važiuojam, pavalgysim pietus ir tada bandysim dėtis lentas jau ant stogo. Tai visur balos, kaip jau visur matėtų, gerai užlyja. Bet kažkaip žiūriu, čia pas mus mažiau negu kad Vilniui, kai buvau Vilniui, tai buvo žiaurus vėjas. Pamačiau, kur laukai kokie, tai viskas priplota, pas mane Vaivižą žiūriu nesuguldytas. Tai šiokia tokia pergalė, bent jau šitoj vietoj. Aišku, kada į tas avižas įvažiuosi, tai dabar jau niekas negali pasakyti. Su mašina sunku pravažiuoti kažkur šone, tai visur žiauru. Tai dabar važiuojam, pavalgysim ir tada bandysim jau ant stogo lipti.
permetėm pusę stogo lentų. Viskas labai gerai, nes tik gaila, kad laiko tam nėra. Turiu važiuoti dar į Vilnių keliom dienom. Ir tada jau tikiuosi pasimatysim iš kombaino. Atvežiau dar vandens. Žiūriu, kad niekas išgerta daug. Tai va, audra didelių labai padarinių mums nepadarė kažkaip. Pasisekė. Aišku, buvo ir laidai nutampyti ir visokių kitokių reikalų, bet tik tiek. Tai ką, turbūt šitam video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad laikinat, kad komentuojat. Nepamirškit užprenumeruot kanalą ir pasimatysim kitam video. Iki.